Labas vakaras, jūsų ekranuose laida Prie baro ir aš jos vedėja Paulina Butiriūtė. Šiandien prie baro sėdime kartu su ilgamete fotografe Aiste Gucaitiene. Labas, Aiste. Labas, Paulina. Užduosiu tą pirmą tradicinį klausimą, kurio labai daug kas nelaukia. Taigi papasakok apie save, kokia tu esi, kuo gyveni ir kuo užsiimi. Gyvenu tai fotografija ir didžiąją dalį mano gyvenimo užima fotografija. Bet fotografijoje neužtenka tik tais paspausti mygtuką. Tad žmogus turėtų būti... Taip. Todėl žmogus turi būti žingeidus, smalsus, domėtis ne vien tik tai techniniais dalykais, bet turėtų sekti tendencijas, mada, stilius, šiek tiek psichologijos, ypatingai tiems, kurie dirba su žmonėmis, kultūros, meno. Ir visa tai atsilieps ir matysis fotografo darbuose. O kas dar papasakok plačiau apie save, kaip apie žmogų, kas tu esi, kada nesi fotografė, ką mėgsti laisvalaikiu ir panašiai, reiks tave labiau pažinti? Kad didžiąją dalį laisvalaikiu netgi užima fotografija, kas dirba šitą darbą, nes tai yra retušas. Tai sakyčiau, kad didžioji dalis laisvalaikio net yra fotografijoje. Ir darbas, ir hobis, viskas apie fotografiją, ar ne? Taip. Supratau, tai tada klausiu apie tai, kada ir kaip prasidėjo tavo fotografijos kelias ir prieš kiek čia tų metų? Tai būtų čia beveik prieš kokią 15 metų. Fotografijos neplanavau, tikrai nesvajojau, kad tapsiu fotografė, bet kada jauna susilaukiau 20 metų antram studijų kurse vaikučių. O ką studijavai? Studijavau, vienas studijas buvau maitinimo verslo organizavimą, o antras buvau pasibaigusi buhalterijos. Ir visai nesusiję su jokiais menais, ne su jokia fotografija. Bet kadangi taip susiklostė, kad aš susilaukiau jauna vaikučių, jiems gimus pradėjau juos fotografuoti. Ir tuo metu buvo populiarus, turbūt dar iš tų laikų, kas prisimena, Supermama forumas, ten mes dalinomės nuotraukomis, įspūdžiais apie vaikų auginimą. Ir jau tada manęs klausinėdavo mamos kitos, kas fotografuoja tavo vaikus. Nors aš tuo metu fotografavau juos su tokiu mėgėjišku fotoaparatu, bet jau žinias rinkau, skaičiau, man buvo įdomu. Ir kai juos pagirdavau, tai mane tas labai motyvavo. Ir jau pirmo skambučio sulaukiau užklausos, ar galėčiau juos įamžinti žmonių svetimų į jų šeimą, o aš dar neturėjau jokio rimtesnio fotoaparato, tik mėgėjiškas, sakau, nelabai galiu, neturiu su kuo, o jie man sako, mums nėra skirtumo, su kuo tu fotografuosi. Taip kažkaip toks po truputėlį mane tas užmotyvavo ir įsigijau pirmą profesionalų ir kai pradėjau juos fotografuoti savo vaikus, draugių vaikus ir kelti į Facebooką, labai greit pradėjo žmonės mane prašyti fotografuoti. Ir taip susiklostė, kad pabaigus antras studijas, aš niekad ir nedirbau pagal savo tas, ką mokinausi, profesijas, specialybės, darbo ir viskas tą 15 metų tęsiasi vien tik fotografijoje. Ir kaip suprantu, savo kelią ir pradėjai Marijampolėje ir tuos pirmieji turbūt klientai ir buvo čia aplinkui čia ir tu visą tą laiką, tuos 15 metų čia viskas aplink ir sukasi mūsų kraštą, ar ne? Taip. Tai užsakymų būdavo iš visos Lietuvos, ir Klaipėdų, ir Vilnių, ir Kaune. Kai fotografavau vestuves, tai buvo viso Lietuvoje. Ta galėjom daryti ir Marijampolės, arba kas nors kilę iš Marijampolės jau gyvena Vilniuje, Kaune. Visas labai natūraliai skamba, kad viskas atėjo. Taip. O tu paminėjai, kad, sakai, žmonės, man nesvarbu, su kuo tu fotografuosi, svarbu, aš matau tavo darbus. Taip. Ir mums įprasta sakyti, kad, turi tą fotografo akį arba fotografo gyslelę, nes kitam žmogui paduoda geriausią fotoaparatą, rezultatas ne tas. Kaip tu žiūri į šitą, tai yra ta fotografo akis, yra kažkokia gyslelė? Aš manau, kad, kaip ir prieš tai minėjau, kad, žmogus turi pats įvairiai domėtis. Ir kai keičiasi pats žmogus, keičiasi ir jo ta fotografija. Tai jeigu jis turi tą gyslelę, bet jis turi vis tiek tobulinti, sekti tas tendencijas. Žiūrint, tų fotografų yra įvairių. Vieni gamtą fotografuoja, tai kiti, užsakomuosius tokius darbus daro. Tai čia priklauso dar kokią sritį renkasi. Vieni tokia daugiau meninė, kiti turi išmokti išgirsti klientą. Ir pataikyti kliento, norus. Vėlgi priklauso tų fotografų, gali būti reklamos, mados, įvairiausia.
O tu, kaip suprantu, pradėjai nuo vaikučių fotografijos, ar ne? O paskui ir likai prie vaikučių, ar... Oi, ne, aš pradėjau nuo savo vaikų ir taip natūraliai susiklostė, kad aš papuoliau į fotografiją ir tapo mano taip gyvenimo, žinai, kelias, bet pradėjau žmonės prašyti fotografuoti šventes, vestuves, praktiškai nuo vestuvių. O kaip jautėsi tame? Oi, vestuvėse tai jaučiausi, nu, žinai, kaip nufotografavau pirmas vestuvės, tai sakiau, niekada daugiau nefotografuosiu. O susiklostė taip, kad 12 metų intensyvių praktiškai vestuvių fotografijoje buvau. O tai kas buvo tame su tuo pirmu kartu, kad po kurio grįžai ir sakai, ne? Nebuvau buvus vestuvėse per daug, neturėjau supratimo, tiesiog pakvietė, paprašė žmonės, nes ten irgi buvo nedidelės, sako, nepergyvenk, nieko. Viskas bus gerai. Viskas bus gerai. Tai va, taip natūraliai ir netgi vestuvių fotografavime įgavau patirtį, niekada nefotografavus. Nei prie kito fotografo, tiesiog pati, iš savęs. Kuo tave fotografija apskritai sužavėjo, kad, nu, tu nuo pat pradžių ir 15 metų, kai esi tame ir suprantu, tu vis dar tuo degi? Taip. Anksčiau, kad ir kuo mane dabar žavi, mane gal žavėjo tai, kad gali gražiai, estetiškai nufotografuoti ir tas buvo seniau labai aktualu, dabar noris daugiau tokios prasmės. Ir dar kas žavi fotografijoje, kad tu gali sutikti labai įvairių žmonių. Labai tokių skirtingų profesijų, skirtingų žmonių. Tai va tas man labai įdomu ir patinka. O Aiste, per tuos metus 15 metų buvo kokių nors, tarkim, pertraukų, kur tu kažką užsiėmei kito, ar šalia kito norėjai išbandyti, ar taip jau visai fotografija užkariavus tau širdį ir tik tai ir nieko daugiau? Ne, nebuvo jokių pertraukų. Ne. Ir jokių kitų šalio veiklų? Ne. Be fotografijos nebuvo kitų. Geras. O koks yra tavo tikslas, į kur tu kažkaip nori ar nueiti, ar tave tas procesas žavi, kas tave šitam kelyje išlaiko, gal taip paklausiu? Ar niekada nepasidaro nuobodu? Man daugiausia tai kaip patenkintas klientas. Ypatingai aš labai svajoju visada, kad aš fotografuosiu portretus, žmonės, ne vien tik šventėse. Ir kaip tu matai, kaip jų dega akis, kai jie pamato savo nuotrauką, kurioje jie džiaugiasi, tai man, va, tie momentai, jie mane motyvuoja. Žinai, kartais mėgsta žmonės sakyti, kad ten tos gražios nuotraukos, fotosesija ypatingai, kur susiorganizuoja savo, na, truputėlį tokia tuštybė, ar ne? Na, turbūt girdi tokių dalykų. Koks tavo požiūris yra? Tai dažnai girdžiu iš moterų, bet aš galvoju, kad tai gali duoti tikrai pasitikėjimo žmogui. Ir moteriai ypatingai. Ir visada tokia mintis man ateina, ir aš moteriam taip sakau. Jūs įsivaizduokite, jeigu turėsit savo viršelio nuotrauką, tai jūs nuėję net į parduotuvę ir tą dieną kaip pavargus esate, tokia visa nenuotaikoje. Ir pamačiusi žurnalų viršeliuose kitas moteris gražias, bet žinodama, kad ir jūs turite gražią nuotrauką, jūs niekada nepagalvosite, kad tos moterys čia gražuolės, o aš jau esu negalinti turėti tokią, arba nesu tokia. Tai dažnai... Štai įrodymas, kad gali. Taip, kiekviena moteris gali turėti savo tą nuotrauką. Aiste, o kalbant bendrai ir labai atvirai iš tavo patirties, ar fotografo kelias apskritai yra lengvas kelias, ypač jeigu iš to nori ir pragyventi? Aš manau, bet kuris darbas nėra lengvas, jeigu tu nori kažką pasiekti ar pragyventi, bet jeigu tu degi, tai čia yra kita medalio pusė, jeigu tu labai tą nori daryti, nesustoti, bet tikrai yra mitas, kad fotografai daug uždirba per trumpą laiką. Aš sakyčiau, kad didžiausias mitas, labai dažnai žmonių tą girdžiu, kad jiems atrodo, tai kaip fotografas per 1 valandą ar per kelias valandas. Tiek, kiek ten investicijų reikia, kiek laiko, kiek retušavimo, tai jeigu tu tuo nedegi, tu tikrai ilgai nebūsi fotografijoje. Na, tiesa, kad žmogus ir mato tik tą rezultatą. Taip, tai atėjai 3 valandom, tai... Taip. O ką tau pačiai teko paaukoti, kad tu išliktum tiek metų šitam kelyje ir nenusigręžtum nuo fotografijos? Kokie didžiausi tie iššūkiai buvo? Sakyčiau, kad ką ir prieš tai minėjau, kad daug laisvalaikio savo. Netgi laisvalaikio. Kitas dalykas, kai tu išvažiuoji kažkur atostogauti, jauti nerimą, tos nuotraukos, žmonės laukia. Nu, čia irgi turi... Aš pažįstu, kurie jau iš fotografijos išėję ir jie prisimena, kai didelė įtampa būtent tos nuotraukos.
jau dabar dirba kituose darbuose ir sako, man tai kėlė didelį įtampą. O kas tau pačia yra pati nemaloniausia dalis apskritai šitoj daly? Vis tiek turi kažkas būti retušavimas. Retušavimas tai nėra nemaloni man dalis, nes aš mėgstu bendrauti su žmonėmis ir mėgstu pabūti vienumoj, dar kartais pasileisti visokių podcastų, paklausyti ir panašiai. Bet gal, kai tu nepaskaičiuoji, kiek gali užtrukti fotosesijos retušavimas ir tau kartais netelpi į tuos terminus, va tada tau būna tokia jau įtampa. O dar pakalbėkime apie smagesnius dalykus. Tikiu, kad per tiek metų visur pasitaiko tokių kuriozinių situacijų, ar ne, kur gal tuo metu ir nelabai juokinga, bet dabar gal gali prisiminti taip linksmai. Buvo tokių, kokia pati įsimintiniausia istorija? Oho, tų situacijų, ypatingai kai dirbi vestuvėse, tai ten dažnai pasitaiko. Mes jau ten būna išmokę valdyti tą situaciją, nuraminti jaunuosius. Tai ir mašina kokia pagėdus, tai jaunąją užtrauktuką traukiant ryte plyštą. Bet tuo metu ten sustoja kvėpavimas visų, bet paskui tik tai smagus prisiminimas. Ir viskas gerai baigėsi, visą laiką išsisprendžiama. Ir kiek žinau, tu nuo fotografijos vestuvių nueini, tas vyksta procesas, kai dabar pradžioje sakėjai, fotografuodavau net ir būtuoju laiku. Taip. Kas atsitiko, dėl ko nebenori? Tiesiog mano visą laiką buvo svajonė fotografuoti portretus. Net vestuvėse aš norėdavau daugiausia fotografuoti pačius jaunuosius. Ir tą įgyvendinu. Jau 3 metai turiu įkūrusi studiją, kur laukiu kiekvieno žmogaus individualiai. Dar prieš pereinant prie tos studijos noriu tavęs paklausti apskritai apie tendencijas fotografijos pasaulyje. Kas iš esmės labiausiai pasikeitė nuo to laiko, kai tu pradėjai, ko žmonės nori ir į kur dabar eina? Ko dabar nori žmonės? Ko nori žmonės? Aš manau, kad paskutiniu metu nori žmonės dažnai tokių gan natūralių nuotraukų. Mažiau retušuotų. Gal čia tas įtakoja, kad ir dirbtinis intelektas, mes prisisotinė tų nuotraukų su filtrais. Vienu metu filtrai karaliavo. Taip, taip. Ir dabar dažnai sulaukiu žmonių, kad kuo mažiau retušuotų. Kuo mažiau. Tai va tas pastebėjimas. Dar pastebėjimas, kad kai mes pradėjome fotografuoti, jeigu būdavo nuotraukos kažkokios išsiliejusios, tartum nekokybė ženklas, dabar jaunimas labai tokių nori, ten ar veidas pasiliejęs, ar kažkoks išplaukęs, kaip ilgų išlaikymų padarytos nuotraukos, tai irgi taip mėgsta. Dar užsiminiai apie, dabar jau fotostudijai 3 metai, skaičiuoju ar nelaiką. Papasakok, kaip tu iš visų galvoji tada, kad man reikia dabar fotostudijos ir ar nebuvo baisu žengti šį žingsnį būtent mūsų Marijampolės mieste? Ar žmonėm to reikia? Aš jeigu tai žiūrėčiau dažnai kaip į verslą, aš gal kitaip žiūrėčiau, ar čia man apsimoka ar neapsimoka. Bet kai tu žiūri tai kaip į gyvenimo būdą, aistrą ir negalėjimą būti be to, tai kaip aš juokiuosi, tai tą Sizifo akmenį aš galiu dar ilgai ridenti, dažnai. O iš tikrųjų manyčiau, kad reikia. Ir atsiranda. Ir dar gal paminėčiau prie tos tendencijos, kai aš pradėjau fotografuoti, labai buvo populiaru gamtoje nuotraukos. Ir dabar kartais nori. Bet paskutiniu metu tikrai pastebiu vėl sugrįžtant į to norą į studiją. O tuo metu prieš 15 metų labai visi bėgo iš studijų, kad nenorėjau eiti į studijas. Jau buvo prisivalgę tų nuotraukų matyti. Viskas keičia, viskas sugrįžta tau ir tu. O tai studija, tai buvo tavo svajonė, kad tu nori ją įkurti nuo labai seniai, ar tiesiog kažkaip nežinau, kilo mintis, vat reikia ir noriu ir turėsiu. Aš visą laiką norėjau, bet tada kilo mintis ir buvo padaryta. Žinai, taip. Tiesiog, va čia taip, vietoj. Taip. Buvo sunku surasti šitas patalpas? Būtent man netikėtai ir pasiūlė mano kolegė tokias pirmas patalpas. Tai buvo ten studija, ar tu pati ją įsikūrei? Aš ir buvau pirmoji studijos metus laiko padariusi, labai trumpai. Kolegiai pasiūlė, todėl ir buvo tas labai staigu. Aš vis laik norėjau, tiesiog pasitaikė progą ir iš karto sutikau, kad įsikurti. O ieškot patalpų Marijampolėje yra tas, kad labai nėra daug patalpų, kur būtų aukštos lubos. Tai va čia yra problema turbūt, kad turėtų aukštas lubas. Tai sakykime, tas tai gal trukdo susirasti patalpas, kad galėtum labai rinktis iš ko. Žinau, kad buvo žmonių, kurie tau tuo metu sakė, kad, žinok, jeigu tu sugebėsi išlaikyti tokią studiją Marijampolės mieste, tai bus, wow. Buvau tokia užklausa, bet... Ar iš tiesų taip sunku? Jeigu dar esu, tai dar esu.
Yra dar viena tema, kurios negalim nepaliesti, tai aš nenoriu jos įvardinti kaip tokia psichologija, bet bendrai žinios apie žmonės, sociologija, filosofija ir panašiai. Tai va čia ir klausiu, žinau, kad yra tavo interesų sritis, kur retušuojant klausai ir podcastus įvairius dalykus. Kas tave dar domina šalia to, kur visos žinios vėliau ir susieina į fotografiją, bet dabar klausiu tiesiog apie tavo interesų sritis. Oi, tai va ką tu ir paminėjai, tai yra va tos visos sritys. Psichologija tai padeda man kaip žmogui pažinti save, priimti save įvairią. Tada paprasta ir lengva priimti ir kitus žmonės ir juos pamatyti, kad jie yra skirtingi. Tai va tokia mano psichologijos domėjimusis sritis per pažinimą savęs. Kad ir kitus žmonės priimti visokius, kartojus. Taip. Bet buvo daugiau. Sociologija, filosofija. Taip, per sociologiją, tarkim, kaip pamatyti, kaip sąveikauja mūsų, kaip tyrimai daromi, kaip poveikis yra. Netgi pačio žmogaus poveikis yra, kaip tu matai, net kaip tu turi savo portretą, ar ne, kaip tai mato kiti žmonės, tai tokie, žinai, toks įvairiausi per tokį dalyką, per filosofinį klausimą, vėl keli klausimus, ką man to reikia, žinai, per tas visas tokias sritis. O tu tiesiog taip savo malonumui klausaisi, žinias renki, ar tiesiog taip? Savo malonumui tokiam. Aišku, patinka, pažįstu draugų ne vieną psichologiją, su jom pabendraujam, pasidalinam įvairiomis. O kada atėjo šitas poreikis šitom žiniom pas tave? Oi, aš atėjau. Kaip pradėjai dirbti su žmonėm? Ne, turbūt nuo jaunystės gal norėjau dėl savęs pačios. Dėl savęs pačios, nuo jaunystės, gal buvo netoks ir pasvarstymas, gal reikėtų psichologiją studijuoti, bet po kiek laiko pagalvojau, kad tai nėra taip lengva, kaip atrodo. Ir man smagu bendrauti su žmonėmis savo darbe, bet aš juos matau visokius, ir linksmus, ir liūdnus. Ne vien tik tais, kur ateina dažniausiai pas psichologus žmonės su didelėm bėdom vidinėm. Tam tikra terapija, ar ne? Gali vykdyti ir fotografijos metu. Taip. O kaip šitos žinios tau praktiškai pasitarnauja būtent fotografijo? Kaip fotografijos kelyje? Man pasitarnauja tiesiog, kad supranti žmogų, supranti, kad jis atėjęs jaučiasi nejaukiai. Aš ir pati jausčiausi taip pat, kad reikia padėti jam po truputėlį, pajudėti. Todėl mano principas portretų studijoje būtent suteikti jiems erdvę ir laiko atsipalaiduoti. Todėl pas mane dažnai fotosesijos vyksta mažiausiai 2-3 valandas. Mažiausiai. Mažiausiai, taip. Nes tu supranti, kad jis tiesiog atėjęs, dažniausiai bus tokia ar mandagumo, ar tokia socialinė kaukė užsidėjęs ir jam reikia laiko, kad tą sluoksnį po sluoksnį, kaip svogūno lukštą po truputėlį nusiimti ir gal net bent jau mažą akimirksnį pažvelgti į objektyvą, būnant tuo tikru savimi. O kalbant apie moteris, su kokiais dažniausiais kompleksais ir tais tokiais vidiniais dalykais ateina į fotosesijas ir ar jas savo noru dažniausiai ateina, ar kažkas padovanojo ir neturiu kur dingti? Būna, kad ir padovanoja, ir neturi kur dingti, ir jaudinasi prieš tai, bet paskui labai džiaugiasi. Dažniausiai man smagu labai girdėti, kad jos džiaugiasi. O kompleksų tu turbūt gali prisiglausti įvairiausiai. Kuo gražesnė moteris, tuo daugiau prisigalvoja. Šitaip? Taip. Tai čia yra kaip taisyklė. Bet tas pozavimo menas, prieš tas objektyvus vieni jaučiasi tikrai gerai, taip. O kiti, tarkim, mano mamos turbūt nenutemtų ir sakytų, ne, aš neįsiu, nes aš esu nefotogeniška ir taip toliau ir taip toliau. Tai čia turbūt pirmi yra sakiniai, kur ateina pas tave ir žmonės beria šitus. Taip, praktiškai visą laiką, taip. O kaip yra su kalėdiniam fotosesijom? Dabar jau turbūt yra tas laikas ir metas, kada jas žmonės dabar nori tose studijose daryti. Taip, bet aš jų nedarau. Todėl, kad aš labiau į žmogų orientuota, į tokį asmeninį portretą. Jeigu, sakau, labai norėsit, pas mane yra tų fonų spalvotų, galim kokią dėžutę paimti dovanų ir pritaikyti. Bet kad paruošti studiją kalėdinę, pas mus mieste tikrai yra, kas tai daro, ir aš to nedarau. Užsiminiai pradžioje, kad dabar vis labiau norisi tau prasmės. Taip. Kur yra prasmė ir kokia tavo veikloje? Šiai dienai tai man prasmė, kaip moteris džiaugiasi. Bet ateičiai jau pasvajoju, kad galima būtų kurti projektus, tokias nuotraukas, kurios būtų įdomios ir visuomenėje.
Nes dažnai, kas yra mums gražu mūsų nuotrauka, ar tai moteriai jos nuotrauka, ne visada bus įdomu, tarkim, svetimam žmogui. Tai prasmė, kad būtų laimingos dabar moterys, pasitikėtų savimi, suprastų, kad jos gali turėti kiekviena savo gražią nuotrauką, aišku, ir ne tik moterys, bet ateičiai norėtųsi kažkokiu su mintimi, su kažkokia, kaip nebūtinai jau portretai. Tai va, kai keitiesi pats po truputėlį, turbūt gyvenime keičiasi ir požiūris į fotografiją. O kokiais momentais tau labiausiai skauda širdį? Kas skaudina labiausiai tave kaip žmogų ir kaip fotografę? Oi, net nežinau. Tokio sunku net pasakyti, kas mane labiausiai skaudina. Gal buvo kažkokių nesusipratimų tam tikrų tą akimirką, bet ir tai tik tai, žinai, padaryti gali tokį pagalvojimą. Bet tokių, kad labai sunkių tokių situacijų būt buvę per 15 metų, tikrai nebuvę. Tai vienintelis tas dalykas skaudina, jeigu nesuspėjai kažkur paskaičiuoti į terminą ir nesuspėjai. Tai va čia pati save graužė. Pati save nuplakė. Taip, čia aš pati save graužė. Dar nepaminėjom labai svarbus dalyko, tai yra, kad tu esi dar ir fotografijos būrelio vadovė, ar ne? Taip. Kaip ši veikla atsirado tavo kelyje? Pasiūlė ir sutikau, nes tai irgi vėl susijęs su fotografija ir norėjausi kažko išbandyti naujo. O kur tu esi vadovė ir kokio amžiaus mokiniai yra pas tave? Būtų Marijampolės moksleivių kūrybos centras, o amžius, tai žinokit, yra 2 grupės, kur yra nuo 3 klasės iki 7 ir dar 2 grupės, kur būtų vyresni nuo 8 iki 12. Aiste, ar yra lengva išlaikyti jauno žmogaus dėmesį ir su kokiais iššūkiais tu susiduri kaip vadovė, būtent fotografijos būrelyje? Manau, kad nei vienam šiai dienai mokytojui nėra lengva išlaikyti mokinių dėmesį, nes jie turi viską. Nertis iš kailio turi. Taip. Bet, kad išlaikytum tą dėmesį ir juos sudomintum, tai turi savo kūrybiškumą taip pat lavinti. Tai čia mums irgi į naudą yra. O ką pastebi, kas labiausiai iš tikrųjų domina visgi jaunus žmonės? Ką jiems gali pasiūlyti, kad jie susidomi? Oi, kiekvienas vaikas skirtingas. Vienam patinka gyvūnus, kitam gamtą fotografuoti, trečiam portretus. Todėl ir yra labai gerai išbandyti fotografijoje skirtingus dalykus, nes netgi su vaikais kalbant, jie ir patys sako, tikėjausi, kad vienas patiks, o pabandai ir pamatai, kad praktiškai tas dalykas nebuvo įdomu. O su kokiais lūkesčiais arba kokiais įsivaizdavimais ateina ir tie jauni žmonės, ir ne tik jie, kurie iš tikrųjų labai toli yra nuo realybės? Turbūt, kad bus lengvas darbas. Greitai padaromas ir lengvas darbas, sakyčiau, su tokiais lūkesčiais, kad bus paprasta, o reikia nepamiršti, žiūrint, kurios srity tu dirbi ir jeigu su žmonėmis, tai kad jie labai skirtingi žmonės. Reikia juos pajusti, su jais prisitaikyti prie kiekvieno žmogaus. Tai galvat, kad kartais jis turi irgi išbandyti ir tik bandymo keliu pajausti. Ir ką sako dažniausiai tavo būrelio dalyviai, kad, tikėjausi, kad bus labai lengvas darbas, bet pabandžiau ir kur ne. Tai dar iš mano mokinių, tai dar tokių nėra, kad nuėję labai fotografijos kelią. Keletas jau bando, tai kol kas džiaugiasi. Įdomu, kur tas didžiausias yra neatitikimas, kad atrodė lengva, bet kas yra sunku, ką iš jų lūpų. Tai daugiausiai būna irgi žmonėms, kas reikia bendrauti su žmonėmis, kur atrodytų turėtų būti paprasta ar kas šitokio, bet iš tikrųjų daugeliui būna, kad ir kartais ir renkasi srity, ten reklamos fotografuoti ar gyvūną, ar būti reportažo fotografas, koncertų, renginių, kur nereiks bendrauti su žmonėmis. Ar tai atsiranda iš to, kad žmonės, tokie, kaip sakoma, meniškos sielos, jie labai dažnai tokie būna individualistai ir jie renkasi tokius darbus, aš noriu stovėti už objektyvo ir fotografuoti ir čia žmonės reikia bendrauti su žmonėmis. Ar gerai girdžiu, kad šitoje vietoje būna neatitikimas? Aš manau taip, aš ir pati esu tokia intravertė ir tenka lipti per save ir bendrauti. Bet man labai smagu bendrauti. Gera pabūti atskirai, bet ir smagu bendrauti ir įdomu. Ir aš manau, kad daugelis, bet kaip sakyti, bijai ir darai. Auksinė taisyklė. Taip. Aiste, tu kaip būrelio vadovė, kaip ilgametė fotografė, kokį patarimą galėtum duoti žmogui, kuris galbūt, taip galvoja, bet dvejoja, kad tas fotografijos kelias yra man ar ne man? Kaip išbandyti? Tai bandyti, tik bandyti, bandymo keliu.
sakyčiau, tik bandymo keliu. Tiesiog fotografuoti viską iš Taip. eilės. Tai prasme, fotografuoti viską iš eilės ir išsiaiškinti, kuris sritis jį domintų labiausiai. Ir kaip sakytum, po kiek laiko, jeigu neatsibosta šita veikla, tai jau yra šansų, kad tu gali būti fotografas. Taip. Tai klausiu, po kiek laiko? Tiesiog sakytum, kiek čia laiko turėtų praeiti. Oi, tai jeigu jis per metus fotografuos tik vieną kartą, tai čia, žinai, sunku pasakyti. Bet jeigu, tarkim, taip dirba sąžiningai ir uoliai ir aktyviai, na, tai kiek maždaug laiko plius minus užtektų pasitikrinti? Nu, aš manau, metų laiko tikrai užtenka. Metų laiko. Taip. Ar tai ant tavo, ar tu, nu, tiesiog nori. Kaip tu tame jautiesi, ar ne? Jo, kaip jautiesi. Na ir pabaigai tradicinis laidos klausimas, kurį mūsų kraštietį tu norėtum pamatyti laidoje prie baro ir išgirsti, kaip ir kuo jis gyvena. Tai kadangi Paulina vis klausė apie psichologiją, tai pasiūlyčiau Editą Naujalienę, Marijampolėje dirba psichologė, su poromis ir ne tik. Tai va, pakviesti ją. Ačiū už pokalbį. Šiandien tai buvo viskas, ką kartu su Aiste jums spėjome papasakoti. Jeigu jūsų mintyse sukasi koks nors žmogus, mūsų kraštietis, kurį jūs norėtumėte pamatyti laidoje prie baro ir išgirsti, kaip ir kuo jis gyvena, savo pasiūlymus siųskite elektroniniu paštu prie baro@mmm.lt. Iki.